daromas gausiai įrašas ir Lietuvių kronų knygos esmė toliau nagrinėjama civilinė byla pagal valstybinės teritorijų planavimo statybų inspekcijos viršininkę Vitalija Laucienė. Jis atvyko. Į teismo posėdį atvyko ieškovo atstovas Algimantas Balsys, atsakovės atstovai Arūnas Laucius ir advokatas Adolfas Panuotis, trečiasis asmuo Svetlana Norvaišienė, trečiojo asmens atstovas Remigijus Ručianskas ir Jurgita Tonkutė, ieškovas. Ir ieškovo atstovas Jurgita Tonkutė. Tai praeito posėdžio metu parengiamasis posėdis sustojo dėl išreikalautų dokumentų. Atsakymas labai skurdus, jisai buvo išsiųstas visiems, tai aš tikiuosi, kad visi jį gavo. Dabar dar truputėlį perskaitysiu pačią pabaigą praėjusio posėdžio protokolą. Tai teismas nutarė atsižvelgia pareikštą prašymą tenkinti išreikalauti prašymus dokumentus, tai prašymą, o kitus prašymus pateikti teismo posėdžio, pagrindinio posėdžio atidėti šiandienai. Norėčiau pasiteirauti, tie prašymai buvo iš atsakovo pusės, ar jie suformuos raštu ar ne, nes praeito posėdžio metu taip ir ėjo kalba, kad... Ne, mes dėl rašytinių įrodymų daugiau neturim prašymų, reikalavimų. Ar ieškovo pusė, kad nors turėtų sudaryti? Ne. Kadangi vyksta parengimasis teismo posėdis, tai aš iš antro karto, gal iš trečio bandau išsiaiškinti ieškinio dalyką, pagrindę, ar sutinkam ar nesutinkam. Tai pirmiausia pasiteirausiu, ar palaikomas ieškinys? Taip, palaikom ieškinį. Jūs visiškai ieškinį palaikote. Ar atsakovas ieškinį sutinka? Nesutinkam. Ar trečiasis asmuos? Tretieji asmenys sutinka, nesutinka? Taigi. Dar pasiteirausiu, praeito posėdžio metu čia buvo pats didžiausias iniciatorius dėl taikaus susitarimo. Ar toksai dalykas yra įmanomas? Ką ieškovo pusė pasakyti? Mes teikdami ieškinį nurodėm šitas aplinkybės, iš atsakovų jokių pasiūlymų negavome. Tai palaukit, kokios taikos sąlygos jūs tenkintų, sakykime, jeigu tai nebūtų drakoniškas pasakymas, kad visiškas ieškinį įvykdymas? Iš tiesų šitam procese yra įtraukta trečiasis asmuo, tai būtent Svetlana Norvaišienė, iš tiesų čia jos, sakykime, irgi žodis turėtų būti svarbus, nes vienas iš statinių yra būtent jo žemės sklype pastatytas, todėl, sakykime, dėl šitos aplinkybės taikos sutarties kažkaip galbūt sudarinėti inspekcija galbūt ir nelabai galėtų, nes tai visgi žemės sklypas priklauso trečiajam asmeniui ir... Palaukit, aš klausiu ieškovo nuomonės. Ar ieškovui tiktų variantas, kad, sakykime, iš Norvaišienės sklypo jūsų nurodomos dalies, nes čia rodas variantas labai, kad nusigriautų, nusikeltų ar kažkokiu tai būdu įsiteisintų, sakykime, tą padidintą plotą. Kokie jūsų būtų pasiūlymai ar nebūtų visai? Pirmasis jūsų reikalavimas tai įpareigoti atsakovą daugiausiai, aišku, paskyręs stoginį. Taip, kuri yra prie Svetlanos Norvaišienės ūkinio pastato ir taip pat įpareigoti nugriauti kitą stoginę, kuri yra priblokuota jau prie atsakovės garažo. Taip pat kuri pastatyta savavališkai. Tai abudu šios statinius? Taip. Priminkit man, antrasis neįeina į sklypą, tik priblokuotas. Antrasis priblokuotas yra tame sklype, kur yra išdėstyti atsakovės statiniai, tačiau šitas sklypas yra valstybinės žemės sklypas. Tai dėl abiejų reikalaujate, kad būtų nugriauti? Todėl, kad statant šios statinius reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Tokio dokumento neturėjimas šiems statiniams suteikia savaitinių pastatytų statinių statusą,
o pagal statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatas yra tiesiog eiliškumo tvarka visos procedūros atliekamos ir atsakovė dėl šitų statinių turėjo pakankamai ilgą laiko tarpą ir turėjo teisę kreiptis į savivaldybės administraciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, jeigu yra Ačiū. dokumentų. Kadangi ieškovų pusė yra ir tretėjesnis, tai pirmiausia dėl jų pastarausiu. Noriu aš šiandien tokia būtų jūsų nuomonė dėl galimo taikaus susitarimo. Kas tenkintų jūs, kas įtikintų? Šiuo momentu kaip reikalavimų yra. Ne, tai palaukit. Ar jūs tenkina tai, kad atsakovė nugriautų? Taip. Jis vykdyti buvo kalbama mano ir gadina mano neperskaitą. Tai jūs tenkina tik tai nugriuvimas. Taip. Kompensacija. Draudimas. Prašau? Draudimas yra išieškos. Ne. Aš noriu paklausti, ar jūs tenkintų vienas iš sprendimo būdų yra kompensacija. Tai ar jūs tenkinta ta situacija, kad yra viskas kaip likę, o atsakovas jums moka kažkokią kompensaciją? Ne. Tai ačiū. Kitas lytis asmo, ką pasakytų? Taip šalis susitaras. Galbūt jūs kaip civikas turėtumėte kažkokią tai viziją, kaip būtų galima kitaip šitą dalyką išspręsti. Tai Man nelabai įsivaizduoju, su kuo naujienė nesutinka, tai kitų variantų kaip ir nematau. Ir galima valstybės. Bet yra antras koginė. Palaukit, miškiu. Ponas Naitė, gal kaip tik ir pasireikšite. Ar jūs įsivaizduojate, šiaip jūs esti, ar įsivaizduojate taikos sutartį arba tai, kas tenkinta abi šalis? Prašau. Nu, ką aš galiu pasakyti, žodžiu, šiai dienai situacija yra tokia, bet kaip ir sakė atstovė statybos inspekcijos, kad turim teisę arba, sakykime, gintis arba dar kažką daryti. Tai vat, pernai metais 11 mėnesį 27 dieną kreipiausi į ministrą Gediminą Kazlauską su nauju raštu. Tenai buvo išdėstyta vienu žodžiu, jiem pasiūlyta taikos sutartis. Bet aš nežinau, jie sakė, kad nieko negavo. Aš geriau užduosiu klausimus, gerai? Gerai. Ar jūs matote kokį nors taikų sprendimą variantą pasiūlymą? Taip, aš pavyzdžiui, matau taikos, sakykime, kažkokį susitarimą, jeigu šiai dienai kažką pasiūlytų žemėtvarka. Nes jeigu, kaip jie dabar motyvuoja, kad galimai skaitas kitom statiniui yra kažkiek ten to žemės, kurių priklauso kaimynį, jeigu galimai yra. Tai gal tada, aš nežinau, ten dabar plius, kai kaimynė buvo pažeidus ir jai surašytas aktas dėl... Palaukit, miškiu. Tai gal to žemės... Man labiau tiktų vienas sakinys, o geriausiai tik du žodžiai. Man labiausiai tiktų vienas sakinys, o geriausiai tik du žodžiai. Ar jūs įsivaizduojate kokį nors taikų sprendimo variantą? Vienas iš variantų. Aš įsivaizduoju taikų kažkokį sprendimą, jeigu žemėtvarka eis, sakykime, į kažkokias dėrybas ir bandys kažkaip išspręsti tą klausimą. Jeigu, kaip jie, sakykime, statybos inspekcija, kaip sako, kad galimai patenka žemė, nes dabar šiuo metu yra neaišku, nes žemėtvarka yra skaitas davusi raštą, kad šiuo metu mes jokių veiksmų nedirbsim. Tai aš suprantu, jeigu žemėtvarka kažkokius, sakykime, darytų sprendimus, kažką bandytų įtakoti šiai dienai, tada galima kažką būtų ir tartis, aišku. Supratau. Aplinkybės. Dėkuoju. Advokat, manai, kad jūs pritaisite? Ne, tai vis tik geriausias variantas yra taikos sprendimas, bet iš tikrųjų šiai dienai išreiškia ieškovas, kadangi žemė, nurodo, kad viena stoginė yra pastatyta trečio asmens neva žemė, tačiau tai netitinka tiesos, nes pačių akte ieškiniai nurodo, kad galimai patenka į trečiajam asmeniui Norvaišniui patenka žemės sklypą. Mes praeitame teismo posėdėje pasikėlėme būtent žemės sklypo planą trečio asmens ir ten toks buvo įrašas, kad juridiškai neteisinta žemė. Jūs einate į baigiamąsias kalbas, o aš man labiau rūpi, ar jums tinka koks nors variantas taikos sprendimo. Aš negaliu atsakyti. Jeigu jie sutiktų, tai man tai. Tai palaukit, ieškovams tiktų taika, kad atsakovai nugriauna statinius. Norvaišniai.
Ar atsakovams tinka koks nors kitas variantas, kuris užbaigtų bylą staigiai ir neskausmingai? Tai aš čia savo trigrašį įkišau kompensaciją. Tai čia tik tai vienas iš būdų. Aš nesakau, kad kompensacija tai teisingas sprendimo būdas, bet tai galbūt yra kažkoks tai kitas, sakykim, pasiūlymas. Jeigu nėra, tai tada nagrinėjam bylą. Sakykit, nereikia ten šiūros. Jeigu žemėtvarka kažką siūlo. Laukit, biškė. Dabar išsiaiškinti, kas ką turėtų siūlyti. Šitoj vietoj, šitoj byloj viskas yra labai tikslu ir dalykiška. Netgi administratiškai dalykiška. Ieškovas pareiškia reikalavimą. Nugriauti. Be kompromisų. Žinot, ką reiškia nugriauti? Sulyginti su žeme. Taip, aš tą suprantu. Ir jie teikia pagrindus tam. Kodėl taip turėtų padaryti? Atsakovas negali reikalauti iš kitų pasiūlyti kitų variantų. Jis gali tik tai arba atsikirsti, arba sutikti. Arba atsikirsti, arba sutikti. Dar vienas variantas yra pareikšti savo reikalavimus, tai vadinamas išiškinimas. Nežinau, kaip šitą vietą įmanomas. Aš tik noriu pasakyti, kad yra 2,5 sprendimo būdų. Sutikti, nesutikti, pareikšti savo reikalavimą. O reikalauti kitų pasiūlymų, tai yra tiesiog, čia nėra tokio varianto. Tiesiog nėra tokio varianto. Tai dabar mes apie tai šitam pareigiamą posėdį išspręsim. Ar ieškovai palaiko savo reikalavimus, ar atsakovai sutinka, nesutinka, ir galim šiandien nagrinėti bylą. Tai nesiplėsdami iki teisingumo ministro ar iki aplinkos ministro, norėčiau, kad šitas dalykas būtų šiandien išspręstas. Aš 4 kartą klausiau, ieškovai palaiko ieškinį. Mes ieškinį palaikom pilna apimtim dėl taikos, kadangi civilinio proceso kodeksas nurodo tokį būtinumą ieškinį, tai mes ir nurodėm, kad tuo atveju, jeigu statyba yra galima, tai inspekcija linkusi tartis dėl taikos sutarties sąlygų. Apie sąlygas ir kažkokius tai susitarimus iš atsakovo nesam gavę. Laukit, aš klausiu. Ar inspekcija lauktų, kol būtų įteisinti žemės, sakykim, geodeziniai matavimai konkrečiai, nes šiuo atveju ten yra atviras klausimas, o jeigu tai jau visiškai prie plano prisirišant, tai viena atvira kraštinė. Tai vienokio ar kitokio atveju, jeigu būtų sudaryta taikos sutartis ir taikos sutartį būtų numatytas kažkoks tai terminas, kad atsakovai įsipareigoja ten pasirengti tą išsipirkti sklypą ir tokiu būdu tas statinys patenka jau, sakykime, jau tokiam statiniui, jeigu žemė priklauso nuosavybės teisei, jau nebereikalingas joks kitas statybą leidžiantis dokumentas, tai nes inspekcija supranta, kad procedūros ir įteisinimai ir žemės sklypo matavimai užtrunka kažkokį tai laiką, kad tas viskas gali būti aptarimo sutarties sąlygose. Tai klausimas konkretus, ar lauktų? Tai mes tiesiog spręstumėm dėl sutarties, todėl kad aš nesu įgaliota dėl taikos sutarties sąlygų spręsti, aš tą sutartį pateikčiau inspekcijos viršininkai ir mes tada galėtų atsakyti. Taip, ar lauktų? Tai tiesiog, net jeigu tuo atveju, jeigu ir teismas priimtų, sakykime, tokį sprendimą, kad inspekcijos ieškinį tenkintų iš dalies ir leistų parengti dokumentaciją, vis tiek tas terminas yra nustatomas ir inspekcija vienokio ir kitokio atveju tiesiog būna, kad taip atsiduria, kad tas terminas yra ir 6, ir 9 mėnesiai būna pagal kitų teismų praktiką. Dėkuoju. Noriu paklausti, be plėtimus. Ar su ieškiniu sutinka? Nesutinku. O pagrindai teisinis. Teisinius pagrindus mes galim nurodyti. Kadangi stoginė yra statyta iki 2002 metų Liepos 1 dienos, galiojant senąją statybos įstatymui, kuriame nebuvo numatyta, kad... Taip, nes būtent turi būti remiamasi tuo metu galiojančią teisės normą, o ieškovas savo ieškinį remia 2010 metų įstatymą. Tai ačiū. Dar turėtume vieną prašymą.
Tai dabar perėsim prie prašymų. Kadangi su ieškiniu nesutinka, tretie asmenys taip pat palaiko, sakykime, ieškovo pusę. Tai dabar dar prašymų rengiantis bylą nagrinėti iš esmės ieškovo pusę turėtų. Ne, dėl bylos pasirengimo neturimo, o, sakykime, jeigu būtų byla iš esmės, tai iš tiesų, jeigu teismui, sakykime, ir atsakovui yra neaišku, kokie teisės aktai reglamentavo tuomet statybą, tai mes tiesiog galėtumėm pateikti teismui teisės aktus, kuriuose aiškiai ir besąlygiškai yra parašyta, kokie dokumentai yra privalomi. Atsakau pusę prašymų ir nuomonė dėl bylos nagrinėjimo. Taip, kadangi čia yra iškilęs klausimas dėl trečiojo asmens nuosavybės teisės priklausančio žemės sklypo. Tai mes užsiklausėm Valstybinės įmonių registrų centro Šiaulių filialą ir buvo toks gautas atsakymas gruodžio 19 dieną, kad žemės sklypo esančio Gražinos gatvė 14 plane įrašas juridiškai neįteisinta žemė, šiuo atveju reiškia, nėra suformuota žemės sklypo aplamai. Taip, kad mes prašytume tokius dokumentus su priedais priimti prie bylos, čia ir originalas mes kažkokį galvojame, kad šalis sutinka su tuo, kad žemė nėra. Palauk, mintelė. Ar ieškau pusę matė šitą dokumentą? Tai duosiu kopijų. Pasikatinti. Aplaidumus. Taip. Pareigojam padaryti. Mes turėsime kitų prašymų. Planai čia, tie planai tai čia yra byloj tie patys, bet esmė tame, kad Bet čia jie kalba apie tą įrašą, kuris buvo... Čia yra prengiamas, ten buvo atlikus trečias asmuo. Конкретный склеп, юридически неинтересно зачем. Планы неинтересно зачем. Здесь нам прикрыто не интересно. ką mes turėjome. Palauk, šiek tiek. Tai ar reikia laiko daugiau su... Truputėlį. Mes paklausėme būtent va šitų įrašą. Vienas keturi nežiūrėk, vienas keturi, kuris čia yra. Ar užnegius galite prieiti? Taršas vienas keturi, kuris čia yra. Trys, Neįteisinti sklypai. kur pirmas taškas. Ne, tai čia gretimybė kažkokia. Vienas keturi. Tai čia kuris? Vienas, du, trys, keturi. Šalia esanti žemė yra jūriniškai neįteisinta. Taip išeitų. Bet negražinas 14. Įrašas jūriniškai neįteisinta. Žiūrėkit.
Bet ne, tai žiūrėk, atsiprašau. Ta prasme, Va, 1-4 šalimais. šalimis. Ką dabar padaryta? 1, 2, 3, 4. Vat gretimais esantis sklypas vadinasi juridiškai neteisinčiai Rožiaus Musėgabalas prieina to žemės. Nu, tai ką? Teisingai. Čia tai neteisinta. Dabar dar neturi nusavybę sukūrę. Tai sąlygas esam gavęs atlikti geodezijos matavimą iš savivaldybės, kiek žinau. Nesam. Aš šiandien kaip tik buvau architektūros skyriuje išdavė dabar. Čia yra jūsų, ne? Štai tas geodezijos paslaidyti. Čia jūsų išdas. Tai gal tada susitvarkytų tą žemę dar, iki laiko yra, ir lygų sąlygas. Žiūrėt, kaip padarysim. Sektorius gal galėtumėte šviesti čia vietą. Trim kopijų. Lauk. Ar reikalingi tas Ne, kitos pusės nereikia. Dalis jos patenka. Ne visas, dalis jos patenka. Tas pakreiai, tas va, čia viršinės, čia priblokuotas sloginė, nu, va, čia ištypa yra, įkampis, žūrų, sakykime. Tai aš tikriausiai ieškau nuomonės, kiek keičia pateiktas mums. Nekeičia ieškovo nuomonės ir neprieštaraujam dėl pateiktų dokumentų prijungimo. Sakau, dar kažkas. Mes tikrai norėtume, kad teismas iškviestų liudytoją Daukšą Konstantino nurodėte tiek patikrinimo vietoje akte, tiek reikalavimo pašalinimo, tiek kvietimuose dėl atvykti, nes jų surašytose procesiniuose dokumentuose yra prieštaravimai dėl statybos metų. Viename nurodoma nauja statyba, kitame nurodoma, kad atvykti į statomą stoginę, kitame jau nurodoma, kad stoginė pastatyta apie 99 metus. Todėl siekia nustatyti objektyvę faktinę aplinkybę, kada liko to statyti šitie statiniai, nes tai galima būtų tais konstatuoti ir būtent kokią įstatymo redakciją reikia vadovauti sprendžiant ginčą. O taip pat tikslinga būtų iškviesti ir kontakto nurodytus liudytojus Remigijus Ružianskas, Robertas Eigminas. Yra. Tai ką pasakyti tie garbus asmenys? Nes jie būtent dalyvavo Ir dar vienas asmuo, atsimenu dabar, neatsimenu pavardės. Daukša. Daukša, Ružianskas. Eigminas. Eigminas yra. Robertas. Ne, Ružianskas yra, Eigmina nėra. Tai yra ar nėra Eigminas? Net jis pasirašęs yra, tai taip. Ne, tai čia yra dėl to faktinių aplinkybių, ar tai yra nauja statyba, ar tai statinys pastatyta prieš 12 metų. Nes savo procesiniuose dokumentuose vienoje vietoje nurodo 99 metus, kitame nurodo, kad tai yra nauja statyba, kviečia atvykti į statomą stoginę kažkokią, tai šiuo atveju siekia nustatyti, kas iš ten iš tikrųjų yra pastatyta ir kada statyta, aš manau, kad būtų tikslinga. Sakyti, tai tiesiog Tai mes turim klausimų apie dokumentus, kurie yra surašyti byloje šią dieną. Tai apsibrėžkime, ko jūs norite. Eigmino reikia ir nereikia. Ne, jis dalyvauja. Ne, Ružianskas dalyvauja. Čia Ružianskas. Eigmina ir Daukša. Septyna daug ir Robertą Eigminą. Kiek žinau, jie dirba Aušros aikštės 10, tai Daukšas matytas 3. Yra mūsų specialistas. O Eigminas kitam skyriui Kaip vardas dirba. Jis statybos skyrius. Tai yra nurodėte adresai, Saulėtekio gatvė. Ne, čia yra ne taip. Namų adresas. Čia Namuoja. Norėčiau Visus surinkti. Eigmino vardą. Robertas Eigminas. Sakykit, ar prieštaravęs dėl tų iškvietimų? Tai iš tikrųjų mes prasmės nematom, sakykime, dėl Daukšo aš norėčiau pasisakyti. Galbūt ten rašant kvietimą, gal jisai tiesiog klaidą įvėlė ir tai parašyta, bet yra savavališkos statybos aktas
ir kuriame yra fiksuota, kad tas statinys nėra naujas, yra pirmoji pastraipai yra nurodyta, kad pastatytas, nestatomas, statomas žodis yra išbrauktas, o pastatytas savavališkai. Ir tiesiog inspekcija visiškai neginčia, yra ir iš nuotraukų matyti, kad jis yra senas statinys. Ir galit ten tuos metus savo, tiesiog tokiam statiniui, neturint žemės sklypo, yra reikalingas supaprastintas projektas, statybą leidžiantis dokumentas. Ar sutinka tada, kad statinys galėjo būti pastatytas 99 metais? Tai galbūt. Sutinka su to, kad galėtų. Sutinkam, kad galbūt ir galėjo 99 metais. Galiu įsiterpti, 99 aš pirkau namą ir jo nebuvo. Taip pat tai. Tai vis dėlto dėl tų lietuvių. Nu, iš tiesų mes neginčijam tos aplinkybės, kad nenaujai statomas, nes yra savavališkos statybos aktas ir jame aiškiai yra apibrėžta, kad pastatytas. Vienam ir kitam. Ačiū, žinot, kaip padarysim. Vardom to šventos ramybės. Iškviesim Regina ir Daug. Galbūt žmonės sutrukdysim, bet tiek. Vardom to šventos ramybės. Vis dar, ačiū. Tam žinai, Aš sekančiam. Aš kol kas atsisakyti dabar. Man dar vienas klausimas rūpi, jau jeigu daugiau prašymų nėra, tai ar ieškovai turi patį šviežiausią geodezinį matavimą? Šios dienos, ne šios dienos, bet atitinkančią šiandienos situaciją. Kokios sklypo? Būtent, gal taip aš pasakysiu. Vat ginčo sklypas tarp trečiojo asmens ir atsakovės esančio tą ribą. Sakykim, vat realią situaciją, kas nors turi, nes aš žiūriu, yra nuotraukos, bet brėžinuko tai mačiau tik tai iš rankos pabraižyta prie ieškinio, pridėta va tokį va. Atsakovo atstovas ką tik rodė. Pridėta būtent trečio asmens pateiktą sklypo matavimą. Dėl Gražinos 14 yra viskas tikslu ir pamatuota. Gal jūs turėtume dar šiandien savo teisinės registracijos duomenis? Žemės sklypo neturit? Tai niekas nesikeitė. Ne, 10 aš pridavinėjau. Ar jūs pateikėt Narušinę į bylą šitą jūsų savo matavimą? Blogiausia, kad jų čia yra kokių 8, tai dėl to čia yra, kaip sakome, visa painiava. Žemės sklypo, koks čia antrasis Gražinos? 14. Atliktas kada? Aš, pavyzdžiui, turiu vieną brėžinį 2012 sausio 6 dienos. Ne, čia yra schema savavališkos statybos akte, čia yra ne brėžinys, nieko, čia yra schema. Tiesiog išdėstymo. O būtent geodezinius matavimus, kas nors turi? Sklypo. 99. Bet tai, o esamos situacijos, juk, kaip sakoma, ieškinys tai pareikštas dėl to, kad esama situacija yra neteisėta. Taip, vienas sklypas yra visiškai nesuformuotas ir jokių matavimų tam sklypui pateikti niekas negali, nes jis šiandien dienai neturi ribų. Kuris, kad aiškumo dėliai būtų? Tai čia yra Jeramino 37B. Tai yra atsakovės sklypas. O kitas sklypas yra suformuotas, teisiškai registruotas ir yra pateiktas jo geodeziniai matavimai. Taip, tai yra Gražinos 14 nuotraukinės. Kitokių matavimų nėra ir šiandien dienai mes neturim prasmės kažkokį reikalauti papildomą. Vargu ar galėtumėm iš tikrųjų, nes mes remiamės tai, kad yra šiandien dienai įregistruoti tie sklypai, vienas iš jų tai yra Gražinos 14 įregistruotas, tie taškai specialistas nurodė, kad tai yra greitimybės, o greitimybė būtent ir yra Jeramino 37B. Tai yra teisiškai neįregistruotas sklypas. Tai palauk, tai gerai supratau tada, kad iš vienos pusės tas, kuris užsakė geodezinius matavimus, iš jo pusės sklypas suformuotas, o iš kitos pusės jau tampa nesuformuotu. Tai tuos gretimas sklypas, tai tas sklypas dar ribojasi ir dar su kitu sklypu. Iš kitos pusės yra... Su kita kraštinė, jūs sakote, tai yra... Taip. Už tų taškų, už tų sklypą ribų nesuformuotas rašo.
Bet nuo pirmos iki ketvirtos. Nu, tai Nu, tai va tie Pirmas. taškai. Tai geriau, tai kaip sakant, tuts tada. Pirmas, Va antras, šitas trečias, kampas, jo. Ačiū labai. Visas tas kampas, bet tas prie to namo, tas pastatas namo. Jisai sklypo ribos yra suformuotos, o šalis už sklypo ribų yra teisiškai neįteisinta Prašyčiau žemė. sėsti. Gerai. Taip, kadangi reikalai pastumėjo iki tokio lygio, tai dabar ar galima būtų jau galutinai suformuoluoti savo reikalavimus, kuriuos palaikote? Ieškinyje esančius reikalavimus palaikote visiškai. Taip, taip. Dar kartą man pasakykite, su kuria ant kurios kraštinės yra pastatyti tie ginčai. Vienas pastatas, viena stoginė, kuri yra priblokuota prie Svetlanos Norvaišienės sklypo Gražino 14, tai yra Dviliškė, tai yra viena stoginė, tai 1, 2, 3, 4 šitie jų nurodyti taškai, tai yra va, prie šito statinio. Prie va šito statinio. Va. Taip. Antras, trečias, ketvirtas. Teritorijų užrašėte. Tai Nes va čia. Vienas statinys yra pastatytas prie kraštinės 1,4, nu, tame kampe o čia. kitas O kitas statinys yra pastatytas prie atsakoviai pačiai priklausančio garažo priblokuotas ir tai yra adresu Jaramino 37B. tai visiškai jos sklype. Taip, tik tais tas sklypas yra žemė nesuformuotas to sklypo, bet adresas tam sklypui yra duotas. Nes tame sklype randasi ir teisiškai registruotas namas, ir teisiškai Ties kraštinė, Toliau Ten- supratinu. ten- Ketvirtas, septintas. Kuri- Nes čia va kažkur tai yra pastatyta, tai galima nuo ketvirtai ketvirtos iki septintos. nuo 4,7. Taip. O kur yra Jaramino 37 tos garažas? Pagal šitą, ne? Dabar ačiū labai, prašyčiau sėsti. Aš noriu paklausti, ar atsakovams aiškios faktinės aplinkybės, ką ieškovai nurodo ieškiniai. Pagrindai jau bus vėliau. Kaip jie gali nurodyti nuo pirmą iki ketvirtą yra statinys, tai aš niekaip nesuprantu. Nestatinys. O kas? Žemės sklypo ribos yra nuo 1 iki 4. Taip, ane? Bet jos yra neregistruota, va šitą kampas. Laukit, tai dėl faktinės aplinkybės ar aišku, ko yra reikalavimo? Dėl priblokuoto statinio ir dėl kito visiškai pastatyto statinio. Ar suprantam, apie ką šnekam? Aš tą norėjau išsiaiškinti. Taip, taip. Tai viskas tvarko. Mes suprantam, kad viena ir kita stovi. Gerai. Tada bus šitaip. Šiandieną parengiamą posėdį baigsim, nes aš manyčiau, kad jau galima bylą nagrinėti iš esmės. O kito teismo posėdžio metu ją išnagrinėsim. Kviesim abudu liudytojus. Išsiaiškinkime aplinkybes, išklausysim ieškovo, atsakovo, trečių asmenų, tai teisėjas išeis prašyti sprendimą. Tai, kitaip sakant, dabar parengiamasis posėdis baigsimas, dėl jo priimsiu nutartį. Joje bus trumpai parašyta, kad ieškinys yra palaikomas, ieškiniu yra nesutinkama ir kita posėdžio data yra nustatoma. Ir viskas. Ir kito teismo posėdžio metu išnagrinėsim bylą. Išnagrinėtume dabar, bet čia tiesiog dėl teisėjo darbo laiko tai nežinau. Kitas teismo posėdis numatomas vasarį. Ką jūs pasakydavo apie vasario 11 dieną? Kažką čia čia pasakydavo. Ar vasario 11 tinka? Mums tinka. Tinka. Tai tada vasario 11 10 valandą. Visas dekretas prieš nutartis bus priimta netrukus. Didelė sužinoma. Bus maždaug, kaip sakiau.